Praėjusią savaitę šalies ralio meistrai apsivilko kostiumus ir susirinko pasiimti apdovanojimų derliaus. Kaune vykusiame ralio čempionato apdovanojime jiems buvo įteiktos ne tik taurės už pergalę šių metų trasose, bet ir sporto meistrų ženkliukai. Baigė šių metų sezoną ir vieni kitus pagerbę lenktynininkai ruošiasi kitam. O jis ne už kalnų. Jau sausio mėnesį įvyks pirmasis ralio čempionato etapas Visagino ralis. Taigi norintys ten važiuoti greitai, jau leidžia dienas garažuose ruošdami automobilius.